vilties nebėra. Žiauri sintaksė ir sunkumas, kurie įsiterpia į mano dienoraščius. Galvoju, kaip geriausiai viską paaiškinti. Sekmadienio popietės praleistos su senuku garaže ir tie sugedę automobiliai vienas šalia kito. Tuo metu buvo tai, ką galėjome sau leisti. Sugedęs šlamštas. Sekmadieniais per radiją visada grodavo lenktynės ir stovėdavau šalia jo arba gulėdavau po varikliu. Iš karterio liejosi alyva. Senukas beprotiškai keikdavosi. Kartais dėl automobilio, kartais dėl varžybų. Kartais močiutė iš viršaus pašaukdavo vieną ar kitą iš mūsų ir atsidusdamas užlipdavau pažiūrėti, ko ji nori. Mes tada tik daug dūsavome. Juokinga, jei paklaustumėte mūsų, ar esame laimingi, pasakytume, šeimos, jos laimingos. Sugedusiuose automobiliuose slypi paguoda. Galima rasti tai, kas sugedę. Galima vėl viską padaryti nauju. Atidarydavau variklio dangtį. Žvilgtelėdavau į suodžiais aplipus į vidų, o senukas paduodavo man dalių, kad mano mažos rankytės patenkintų kiekvieną poreikį. Senukas įsiropždavo į priekinę sėdynę, pasukdavo raktelį ir pasigirsdavo riaumojimas, kuris būtų buvęs džiaugsmo priežastis. Bet atėjo laikas, tai neišvengiama dalis, kai jais pasiduodamas įsitraukdavo baltą nosinaitę ir prisidėdavo prie galvos. Visada klausdavau, ar galėjome labiau pasistengti. Mažasis anūkaitis, sakydavo jis, vilties nebėra.